Viskas, paruošiam traktorėlį, dar laikom popierio ant grindų, kad neišterliot. Ir viskas, rytoj jau traktorių atiduodame savo klientams. Tikrinu naują sėdynę. Gerai sėdynė. Taip, klientų buvo pakeista į komfortišką orinę sėdynę, kadangi standartą mes turime mechaninės sėdynės, tai yra mechaninės amortizacijos, nuo jo orinės, tai įdėjom labai komfortišką, su reguliuojamais porankiais, puikia medžiaga. Paduosi kamerą, parodė, kaip iš vidaus atrodo. Kas aš? Kabina? Kabina. Kabina atrodo paprastai, taigi į priekį atgal, pasuksim raktelį, užsidegs skydelis, turim kaip mašinai, viskas patogiai, fainiai, viskas parodyta, tada šilta, šalta, kelios padėtis su šaltgaliu, žinokit, taip šaldo kondiškė, wow, lenktas stiklas, jeigu dirbsit su frontaliniu, sankabėlė, kai jungit pavaras, gale, maža gale, vidutinė ir maksimali gale važiuojant. Rankinis gazas, hidroporas, šlaunis ir vienas įdomus dalykas, čia toks paprastas dalykas, tai yra darbinis 5000, bet šičia mes turim zuikį, turim vėžlį ir turim sraigę. Sraigė yra tokia pavara, kuri važiuoja labai lėtai. Ir tikrai visi turime tokių darbų, kada reikia važiuoti labai lėtai arba atlikti kažkokį darbą, kur reikia labai preciziškai privažiuoti ir su sankaba gali biškį truktelti. Tai šita pavara yra labai gerai. Ypač su kokiam nors frezom, nuostabus dalykas. Jos reikia nedažnai, bet kai reikia, jos reikia. Trumpas antraupa apie variklį. Beičiajaus variklis, 4,6 litražas, nulyginant su kitais varikliais, kurio sąnaudos yra mažesnės apie 8%. Vien dėl to, kad jūs dirbat mažesniam apsukų diapazone, va taip pavadinsiu. Mane nori pašnekinti, teks man atsiliepti.